Sveiki, sėdžiu projektuoju išmanaus namo skydą ir prisiminiau savo klientus, kurie periodiškai sako, o kam man ten skydo projektas, o kam man šiaip kažkoks projektas, elektrika yra, sako, o kam man projektas, ašgi padarysiu taip ir taip, viską žinau, kaip daryti. Jo, ir jeigu mes kalbame apie paprastus namus, tai sutinku, ten skydo projektas, tai, dažniausiai elektrikams nereikalingas, žino jie, kaip ten ką padaryti, viskas ten paprasta. Bet su išmaniais namais, tai jeigu jūs neturėsite išmanaus namo projekto, tai tikriausiai jūs jį galėsite įrengti, sukonfigūruoti, paleisti ir galbūt tai užtruks kažkiek daugiau laiko. Bet ateityje, jeigu jums jį reikėtų aptarnauti, kažką su juo padaryti, pataisyti, surasti kažkokį gedimą, tai be elektros projekto, be principinių schemų, tai tą padaryti yra tiesiog be šansų. Todėl išmaniems namams projektas ir patiems namams yra būtinas ir skydo projektas yra būtinas. Patys įsivaizduojate, jeigu pas jūs ten krūva aktuatorių, krūva realių, krūva jungiklių ir jūs nežinot, kaip tas linijas eina, tai paskui kažką atsekti už kažkiek laiko sunku. O jeigu kalba eina iš vis apie kokias nors realytės, kurios slepiasi į šviestuvus, į jungiklius ir taip toliau, tai šiandien sudėjus tas realytės, aš pasižiūrėčiau, kaip po 2-3 metų, jeigu jos reikėtų aptarnauti, pakeisti, surasti, kaip jos linksma bus ieškoti, nuiminėjant visus šviestuvus ir visus jungiklius. Ir aplamai dar, jeigu kalbant apie programavimą, tai tarkim, aš turiu visą subraižytą schemą, ant kurios matosi kiekvienas įrenginys ir kas prie to įrenginio, prie kurio kontakto pajungta. Ir automatiškai aš pasiėmęs projektą galiu tą sudėlioti visą programą veikimo, nesukant savo galvos. O jeigu mes neturim šito projekto, tai gaunasi, kad mes vos neturim galvoje prisiminti, prie kurio kontakto, kuris šviestuvas ar kuris kištukinis lizdas yra prijungtas prie tam tikro, prie vieno arba kito kontakto. Todėl, mano manymu, projektas yra būtinas. Tai kad parašykite jūs irgi į komentarus, kaip manot, ar reikalingas vis dėlto tų išmanių namų projektas ar nereikalingas.